Labas, šios dienos video mano iš automobilio. Tai, kaip ir minėjau, trečiadieniais ar ne susitinkam ir dalinuosi įvairiausią informaciją. Šį kartą norėsiu pasidalinti labai aktualią temą, būtent dabartiniam orams, tai yra vasarinės alergijos. Tai aš turiu pati asmeninę patirtį. Mano patirtis tokia, kad daugiau gal kaip 5 metus, jau net neatsekčiau to laiko, pavasarį, atšilus orams, man prasidėdavo tokia sloga, bet jinai tokia tiesiog pabėganti, atrodo puti, bet nelabai yra ir ašarodavo akis. Nelabai aš kažkaip surišau, kad čia galėtų būti su kažkuo alergija, su kažkokiu žydėjimu, nes niekada šito neturėjau. Tai kreipiausi pas gydytojus dėl odos bėrimo. Tai buvo praeitais metais kovo mėnesį. Paperdavo man pačias rankas, kojas, blauzdas. Ir buvo jau užsitęsę maždaug apie pusę metų, kadangi aš turiu atopinį dermatitą, tai kas turi, tai supranta, kad tai paūmėja, tai pradingsta, tai ir kažkaip tai su tuo susigyveni. Bet kadangi tokių pabėrimų aš neturėjau ir man kažkaip keista pasirodė, kodėl man jie čia tiek ilgai nepraeina, tai gydytoja man padarė dūrio odos testus, lopo testus, alergologija ir nustatė man vidutinę alergiją šuniui. Ir labiausiai mane nustebino, kad tokia stipresnių alergija beržui. Tai tada ir aš atsekiau, kad šita mano visa sloga, tas ašarojimas, kad yra labai susijęs su tuo gražiu pavasario metu, tuo žydėjimu. Ir aš niekados apie tai net nebūčiau pagalvojusi, kad aš galiu būti tam alergiška, o pasirodo alergijos yra taip, kad tu gali tiesiog gyvendamas jas įgyti ir jos su laiku atsiranda, būna ir pranyksta su laiku. Tai ką aš dariau būtent prie šios alergijos, kadangi praeitais metais jau buvo įpusėjęs balandis, tai nelabai jau begalėjau atsekti ar net savo tos simptomus, ar kažkaip daugiau sustabdyti, tai buvau jau pradėjusi vartoti tokį papildą Respixa. Tai yra šitas ir aš poveikį šiek tiek gal pajutau, nes gal ir tas žydėjimas, kaip sakant, ir nuėjo, ir atėjo vasara, ir atrodo jau gal tos slogos tokios didelės nebebuvo. Šiaip gal aš pasakysiu, nesiėmiau to tokio griežto naudojimo, vartojimo, savęs kontroliavimo ir dabar stebėjimo, kaip kas bus. Nes gal mane truputėlį šokiravo ta informacija, gal truputėlį norėjau tokį atmetimo jausmą padaryti, kažkaip negali būti čia beržams, šuniui, o šunį aš pati turiu namuose, kaip man elgtis, kad čia dabar jau bėgioti nuo to šuns, jo neglostyti ir panašiai. Bet šiais metais vasario mėnesį man prasidėjo sloga, vasario mėnesį. Ir visą vasario mėnesį aš išvaikščiau su tokiu su užburkusia nosim, net tiesiog tokia pūlinga, kaip sinusitė, net ta sloga buvo. Ir tik tai po to mėnesio aš suvokiau, kad jau čia gali prasidėti tie tokie žydėjimo visi reikalai. Ir man gydytoja pati buvo užsiminusi, kad jau kovą jau net nesvarbu, kad dar yra šalta, bet tiesiog jau reikia stebėti ir jeigu kas vartoti vaistus
ir panašiai. Žinoma, aš vaistų jokių nepirkau, nevartojau. Ir kadangi pajutus va tą tokią slogą, tiesiog pradėjau vartoti Respiksą po vieną tabletę 2 kartus. Ir galiu pasakyti ir labai pasidžiaugti. Šiais metais, po ilgų tų metų, pavasarį nebėra jokios tokios kažkokios neaiškios bėgančios slogos. Tai man ta sinusitinė sloga irgi taip pat kažkaip po savaitės labai palengvėjo, išsivalė ir tas kvėpavimas man toksai lengvesnis pasidarė, nes atrodo puti ir galo nėra. Ir būdinga va tom alergijom, ar ne, tai ta tokia varvanti nosis ir ašarojančios akys, ko aš šiais metais jau nebeturiu. Tai labai esu tam dėkinga. O trumpai tai yra papildas, vaistažolinis, vien tik tai iš vaistažolių. Jisai labai gerai tinka alergijom prie žiedadulkių, šienligės, sinusitai, alerginė sloga, ar ne, yra saugus vartoti ir jisai tiesiog ir veiksmingas, ar ne, kaip aš pagal savo patirtį galiu pasakyti. Tai padeda sinusų ertmių gleiviniai valytis, ar ne, turi raminamąjį poveikį tiem nualintiems mūsų audiniams nosytės. Nėra jokios gyvūninės kilmės produktų. Tai aplamai visi Neolife ar ne papildai, esu jau ne vieną kartą kartojusi, yra labai atsakingai gaminami, renkamos tik tai geriausios, veikliausios, švariausios medžiagos ir pagamintas taip, kad jį būtų saugu vartoti. Tai va, jeigu šitas produktas jums yra aktualus, ta prasme tie simptomai ar neaktualūs dabar pavasariniai, tai būtinai man rašykit. Gal turi dar kokių klausimų, pasidalinsiu, atsakysiu ir tada tam kartui tiek. Iki.